14 fazę slamą vykusi Pragiedruliuose nugalėjo Ona. Labai fainai. Akis taip blogai matau. Dar gana pavargusi, aš dar skaitysiu, jeigu nori. Aha, labai norim. Oi, čia nedaug. Čia pat paskutinį reikia surasti. Čia jau draštis, aišku. Va, 21. Ai, vakar. Kaip garvežys per plėną bėgęs, pramušęs užtvanką vandau, į laisvę bėga kaip pašėlęs, be kliūčių, be jokių stabdžių. Nu, čia reikia dar nemoku skaityti normaliai. Taip ir šviesa per tamsą skverbėsi, vos pirmas pasirodys spindulys, juodžiausią naktį nugalėjęs nušvito, kaip gėlė širdį. Bandau aš išlaikyti taiką, šviesą, kur žydi gėlės ištisus metus, kur nebėra chaoso baimės, kovos už būvį, į vietą, kur harmonija aplanko mus visus. Į vietą, kur kinta paradigmos, kur pakitė paradigmos, kur dvasios suvokimas iš gelmių, į pirmą vietą eina dėkingumas. Tam, kas sutvėrė grožį dėl visų. Migloti misijos prisiminimai, kaip realybė buvusių laikų, kaip dvasios išgyventi patyrimai, kaip architekto brėžiniai minty. Per ugnį požemių praėjęs, be baimės, be užuojautos žmonių, išlikęs gyvas tarp žvėrių, be pykčio, be kovos ir be nuodų. Aš sudėtingą savo misiją tęsiu. Rašau. Tegul nurims gyvačių lizdas, tegul atgims šviesos dvasia, tegul teisybė vainikuoja viską, tegul gyvoja jo šventa valia. Oi, nu jūs tikrai su super minčių kiek turit. Žinokit, aš nuo pat vaikystės rašau. Bet nieko neleidžiau, 14 metus 2 knygas užkart išleidau. O paskui man nebuvo kada, aš 3 vaikus auginau, ne viena aišku su vyru, mylimu. Paskui mes ir ūkį laikėm, ir darbą dirbom, ir biznį užsiėmėm, ką reikėjo namus. Ir Tarybų sąjungą pragyvenat? Ne, išvežta buvau. O aš grįžau 83 metais, į namus pasistatėm ir vaikus užauginom. Ir čia man. Atveju sergu ir sergu, kur mano stiklas, kur mano vaistai. Ką jūs man darot, brangut, baigia mane pribaig. Rudenėjau kasdien, smitimi savyje. Duokit man pauzę, leiskit man truputį įkvėpti. Nors truputį įkvėpti. Sargu na tai, kvailėjau kasdien. Ką jūs man darot, brangut, šūdo, bet neleidžia išeiti. Žvėriškai skauda protas sako, laikas pabaigti. O sau tyliai kartoju, ne, aš nenoriu pasveikti. Nenoriu pasveikti nuo jūsų aš. Nenoriu pasveikti, nenoriu pasveikti.
sergu ir sergu, na taip, na vis kitaip ir kitaip. Tad ką jūs man darot, brangut, aš vis vaikštau, tu pastebėjai vestuvių stogai. O jūs atėjot paklaus, na kaip darbas, menas, nu tie visi pavadinkim šventi reikalai. Jūs atėjot paklaus ir jau kokį 100 metų pamirštat išeit. Pamirštat išeit, aš nuo šitą žinoma nenoriu pasveikti. Aš nenoriu pasveikti, nenoriu pasveikti, nenoriu pasveikti, nenoriu pasveikti. Tai yra poetas, bardas, žmogus, kurį tikriausia daugelis matot su gitara, neklystu, turbūt neklystu, tai yra Andrius Zalieskas Zala. Plojimais pasitikite jį ir pradėsim, man atrodo, labai tinkančią atmosferą šitam parkui, šitam kūrybiškam slėniui ir visiems mūsų pragiedrulių lankytojams. Sėkmės, Andriu. Ačiū tau labai. Iš to, ką tu man rodai, iš to, ką rašėjai, meluoja kam tą pozą ir tas ačiū anglosaksų kalboj. O mano kodas triženklis, junga žolė, stebuklų galybė, bet tik viena kala gan panašiai. Tai gali neskambinti, nešaudyt tuščiai, valis startas, per kalėdas pradėsim naujai. Tai aprašykit, ką turi, nutapykit savai, įpinkit, ką norit, dėl su jūsų krūtinė giliai, dieve koks grožis. Man atrodo, daugiau mums nieko nereiks. Man atrodo, daugiau mums nieko nereiks. Po šitą viską, man atrodo, daugiau mums nieko nereiks. Po šitą gėrį, brangioji, man atrodo, daugiau mums nieko nereiks. O kiekvienas nušvitęs, juk pakvaišęs savai, trinakį šmaikštauja, vat jūs tai išdykaujat rytais. Ir kaip čia negerti, nedangstytis draugais, juk kiekvienas freelanceris žino jūs, mano žazai. O kaimynai turi duris, kuris 3 apkaustais, ten skamba cimbolai, liūdna, bet tai sukas tuščiai. Išjungite garsą, pabūkim tyloj. Žinai, aš girdžiu, kad tu niuniuoji. Tarti daugiau mums nieko nereiks. Man atrodo, daugiau mums nieko nereiks. Man atrodo, daugiau mums nieko nereiks. Man atrodo, daugiau mums nieko nereiks. Po šito fokusu, brangioji, man atrodo, daugiau mums nieko nereiks. Po šito džiaugsmo, brangioji, man atrodo, nieko nereiks. Po šito džiaugsmo, brangioji, man atrodo, nieko nereiks. Po šito visko, brangioji, man atrodo, daugiau mums nieko nereiks. Po šito festivalio, brangioji, man atrodo, daugiau mums nieko nereiks.
Žinai, aš taip kartais pagalvojau, ką man festivalį, supratė, aš grįžtu namo, ten kiekvieną kartą vis nesitikė, ten tokių fokusų pamatai, oi. O tu mane dar klausai, ar aš va taip, man su tavimi įdomu gyventi, su tavimi ne tik įdomu gyventi, aš kartais jaučiuosi, kaip darau kažkokius neįtikėtinus dalykus ir man turėtų duoti medalį už tai. Supratė, jo, kad aš išgyvenu, kad apskritai tokios sąlygos. Ten, vieni bičiuliai kopia į kalnus, ar ne, ten, bet jie Araratą dabar kops, supranti. Čia yra lengviausias dalykas, supranti, o tu santuokai tiek pagyvenk, o čia to ne į kalnus kop, čia yra sunkiau, gerokai sunkiau, žinai. O šitą viską brangiau, man atrodo, daugiau mums nieko nereiks. O šitą viską brangiau, man atrodo, mums nieko nereiks. O sakė, pagyvenę ateis. Galėsi, gerai, įpusėjus, aš tave pakviesiu, gerai? Ne dabar, truputį vėliau, gerai, aš tave pakviesiu. Oi, jaunimas dabartinis, jo, va tai va. Aš tavęs laukiu 1000 metų, tu palauk užaugs. Mano vaikai, toje begalybėje kas mes, bičiuliai ar kaip. Ir kilo mėnulis, leidos dangus, keitėsi miestai draugai, keitė vardus, išmokom gyventi, vartytis, išlaukti ir būti. O tavo priešai, neminėkit vardų, plėšasi veltui, iškraipo žodžius, mes likome dviese, na kągi, kirskim kampu. O aš tavęs laukiu 1000 metų, tu kaip visad. Ar tu valgi, ar tu jau sotus? Ir nei kalbėm su tavim, begalę kartų, tu visad mokėjai iš nieko kibirkštėlį įpūst. O ir tai mano meilė, kokį 1000 kartų. Ir tai mano meilė, kokį 1000 kartų. Išmokom išvykti, nepaliekant savų, na savas tas, kuris nepalieka minčių, Honkonge, Panevėžyje, kertant Dievo pamirštus kraštus. O tavo herojai, priminkiu vardus, flamandų vienuoliai tapė šventų raštus, Babelės soduose seniai tapytojai rėmino. O aš tavęs laukiu 1000 metų, tu kaip visi. Ar tu valgi, ar tu jau sotus? Ir kaip kalbėm su tavim, begalę kartų, tu visą kokią iš nieko kibirkštėlį įpūst. O ir tai mano meilė, kokį 1000 kartų. Ir tai mano meilė, kokį 1000 kartų. Tu sugebėjai kasdienybę, kibirkštėlį įpūst. Tu sugebėjai iš piršto iš nieko, kibirkštėlį įpūst. Ir tai mano meilė, kokį 1000 kartų. Ir tai mano meilė, kokį 1000 kartų. Aš tavęs laukiu 1000 metų, tu sakai, palauk užaugs mano vaikai. Vat aš tavęs laukiu, kokį tik tai 1000 metų, tu palauk ateis šviesesni laikai. Vat aš tavęs laukiu 1000 metų, tu sakai, palauk ateis geresni laikai. Vat aš tavęs laukiu, kokį tik 1000 metų, tu vis palauk. Palauk. Čia, aišku, yra tokių žmonių, kur girdėjo šitą pasakojimą 1000 kartų jau, ar ne, Remigijau?
Bet aš negaliu nepapasakoti, supranti, aš nemėgstu, kada žmonės kartojasi, bet čia jau kaip dainos dalis. Aš vieną kartą grojau Ignalinoj, po koncerto per manęs priejo, normalus žmogus, moteriškė, 70 gal metų, pačiame jeigu žydėjime, sako, vaikeli, sako, su tuo laukimu tu atsargiai, sako, aš laukiau ir sustraukiau. Tai va, žinau, proto ribose reikia laukti, proto ribose. Ačiū! Gal mano balsas neina į dangų, gal brangutė tu išvis ne apie tai, kad mano kalvoj dygsta siaučia avatarai žibutės, kad aš raudonoj knygoj ir man jau liko gyvent neilgai, kad nėra ko gailėtis štai lipti ant kryžiaus. Gerai pagalvojusiu buvo įstringai derlingi laikai, Gerai pagalvojusiu buvo įstringai remiga derlingi laikai. Bet gal mano balsas ir neina į dangų, gal netapau superstar, supranti, ar kino žvaigždė, bet mano lūpų kampučiuose visą brangėjo, tirpo sniegyną. Ir čia ne vieną koją išnešė į priekį, kuris bandė brangioji tave pakeist. Juk tau prieštarauti, Dieve, lyg pūsti prieš vėją. Tau prieštaraut reikia tiesiog šiauriai negerbti savęs. Taip ir gyvenime rūkas, nematai kur eini. Tad gal mano balsas ir neina į dangų, gal brangutė tu išvis ne apie tai, kad darbe tik lentelės, išvadų gairės. Ar tu pastebėjai, kaip gražiai augai, kalbant apie vaikus tavo vaikai? Ar tu pastebėjai, kaip gražiai auga tavo vaikai? Ar tu kažkada pastebi tavo vaikai? Visi pokalbiai vis baigėsi taip ir tavo gyvena vaikai. Ačiū. Mėlėjai, galim, kad būtų įdomiau ir man pačiam išskyrus, va tik tam žmogui aš neleidžiu kalbėti, nes jisai mane tiek pažįsta, kad net baisu, gali paklausti kažko tai. Bet jūs, jeigu norite kažko paklausti, arba jums kankina kažkokie klausimai gyvenimiški, aš greičiausiai neatsakysiu, bet pabandyti galima, suprant. Galite užduoti klausimą, gerai? Sutarėm? Ar sutarėm? Norit vieną istoriją, kaip aš prieš 20 metų grojau Panevėžy teatre.
su arbata. Ir man taip toks dėžavų dabar, žinokit. Mes grojam su arbata teatre, grojam, pačią trankiausią savo programą, kokią galim groti. Plėšom, akordionas plėšosi, ten prakaitas, va tai, va taškosi, stygos, jau taškosi, būgnininkas, ten va taip įsižiojęs, jau visas groja, viskas, daina baigėsi visi. Mes nulipam nuo scenos, žinai, viskas, ateina organizatorius, sakė, wow, va čia tai koncertas, va čia tai buvo. Sako, visiems žiauriai patiko. Aš sakau, žiūrėk, žmogau, čia visi savi, sakau, nereikia pataikauti, jau sakau, kur čia patiko? Ne, sako, labai patiko. Aš sakau, pagal ką tu sprendi? Sakė, kai jūs grojate, žmonės sėdėjo ir va tai va su koja darė. Wow, va čia tai va. Ačiū, Panevėžį. Ačiū jums. Va, atrėpsi. Ir atrodo kalbu. Ir neperdedu lygtas, kur šviesu, kur tamsu, kiek kartų teko pamilti. Ir štai blizga akytai, pyraka tylos, minutė atminti. Sufokusuoju tave, matau giliau, dziaulį ir vėl. Na kada pusmet uždegs, kada kombo ugnį, atgaivins arbata stygom kerklę, stogą suvilgys. Tik neskubėkim išnykti, na dar. Šiandien čia parke pakontempliuokime mylį. Na kiek yra, tiek užteks tavo žodžių mano sielai gaivinti. Na kiek yra, tiek užteks tavo žodžių mano sielai gaivinti. O šiai brošiūrai tiesa, tai brangiai, mūsų laimė atpigo. SMS sraute tarp eilučių parašyta pakibo, na, kad pakibo galva, hardai, iPhone'ai, karosai ir lynai jau. Ir kad reformų nebus, nėra čia sveikų, kurie mylėtų tėvynę. O Fuji kalnės raidės sujuokia taip, dieviškai kyla. O aš iškėlęs ranką šaukiu, na pasirodo aš gyvas, o ar tu šviesą matai? Paklausė nebyliai, o ar tu šviesą matai, brangusis išeidama, paklausė nebyliai. Tik neskubėkim išnykti, na dar, pakontempliuokime mylį. Na kiek yra, tiek užteks tavo žodžių mano sielai. Na kiek yra, tiek užteks tavo žodžių mano sielai gaivinti. Na kiek yra, tiek užteks tavo žodžių mano sielai gaivinti. Na kiek yra, tiek užteks tavo žodžių mano sielai gaivinti. Ir štai atrodo kalbu. Ir neperdedu lygtais, na kur šviesu, kur tamsu, kiek kartų brangieji teko pamilti. Ir štai atrodo kalbu, ir neperdedu lygtais, na kur šviesu, kur tamsu, kiek kartų teko pamilti. Ačiū! Žvėris. O, bez dabar biškai įdomiau. Aš jau senai nevalgau mėsos, 100 metų tave vis vartoju, o jūsų šuo primins jums mane.
įkyrus kai meilės, nesvietiškai noris, o iš ryto išgersiu sake, elegantiškai išlydėdamas protą, juk mūsų aš brangioji vaikšto laukų, aš čia tai beprotis, atranda beprotį, bet bus plius minus užgrius mus, netikėta bėda dar po vieną, o ten, nu pats supranti. Ir blizga sidabras mano barzdoj, kūnas atsako už žodį, šiame posme nėra klastos, bet ir nėra žodžio nusakančio plotą, ir tikiu ir žinau, kad išauš kamikadzė žadėtas rytojus. Jūs man brangioji atpjaukit dangaus amansą, kitaip aš nemoku, bet bus plius minus užgrius mus, netikėta bėda dar po vieną, o ten bus plius minus užgrius mus, netikėta bėda dar po vieną, o ten ir aš jau seniai nevalgau mėsos, 100 metų tave vis vartoju. Aš jau seniai brangioji nevalgau mėsos, 100 metų tave vis vartoju. Aš jau seniai nevalgau mėsos, 100 metų tave vis vartoju. Suleidžiu tave pro savo vyzdžius, įsivaikštai tu po mano venas, patygiai po mažą kraujotakos ratelius, va taip va. Nervų galūnėlėmis, nuo pirštų galiukų iki plaukų galiukų. Taip, plaukų liko ne per daugiausiai. O ko liko per daugiausiai, supranti? Manęs dar labai mėgsti klausti tokius amžinus dalykus, aš nežinau. Nu, tokie, tai klausia, kada būna tau 18, arba, žinai, kaip arba pradžioj draugystės, ar tu mane myli, žinai. Arba pavyzdžiui, tu va taip, toksai maždaug visą gyvenimą, žinai. Nu, ką reiškia visą gyvenimą? Jisai toks ilgas jau. Supranti, aš nežinau, aš negaliu atsakyti, aš su tavim gyvenu, jau yra daug. Supranti, jau yra daug. O myli tenai, amžinai, tai čia pats nusakyti, čia žinai, čia subjektyvus dalykai. Aš jau seniai nevalgau mėsos, 100 metų tave vis vartoju. Aš jau seniai nevalgau mėsos, 100 metų tave vis vartoju. Mėlyje, aš grosiu ramesnės dainas, kad neužgošti po manęs būsimo jaunimo, žinai. Juokauju aš. Vis sergu ir sergu, na vis kitaip ir kitaip. Ką jūs man darot, brangu, aš vis vaikštau stogais. O jūs atėjot paklaus, na kaip darbas, šeima reikalai. Jūs atėjot paklaus ir kokį 100 metai pamirštat išėjai. Tad vis sergu ir sergu, neslėpsiu, nenoriu pasveikti. Ką jūs man darot, brangut, neiškomunikuosiu jūsų viešieji ryšiai. Aš visad buvau šešėlį, galima sakyti, kažkur paraštėj. Bet visą tyliai kartodavau, Dieve, aš nenoriu pasveikti. Nenoriu pasveikti nuo jūsų aš, nenoriu pasveikti. Nenoriu pasveikti.
sargu, kur mano stiklas, kur mano vaistai. Ką jūs man darot, brangut, baigia mane pribaig. Rudenėjau kasdien, svetimėje savyje. Paduokit man pauzę, leiskit nors truputį įkvėp. Nors truputį įkvėp. Bet vis sergu ir sergu, na taip, kvailėjau kasdien. Ką jūs man darot, brangut, šūdo, bet neleidžia išeit. Švėriškai skauda protas sako, laikas pabaig. O sau tyliai kartoju, ne, aš nenoriu pasveik. Nenoriu pasveik nuo jūsų aš. Nenoriu pasveik. Nenoriu pasveik. Sergu, na taip, na vis kitaip ir kitaip. Tad ką jūs man darot, brangut, aš vis vaikštau, tu pastebėjai, be stogo stogai. O jūs atėjot paklaust, na kaip darbas, menas, nu tie visi pavadinkim šventi reikalai. Jūs atėjot paklaust ir jau kokį 100 metų pamirštate šiaip. Pamirštate šiaip, aš nuo šitą žinoma nenoriu pasveikti. Aš nenoriu pasveikti. Nenoriu pasveikti. Nenoriu pasveikti. Nenoriu pasveikti. Ačiū! Mes dar turim laiko? Dar 2 valandas. Kai vienas herojus pasakė, iki pirmadienio laisvės. Prašau, nekalbėk, nekilnok čia ūsų. Aš puikiai žinau, kad tiesa dažnai juk būna moterų pusė, kur krinta rasa, kur stiprieji palūžta, kol politikai pliurpia jų reformų sušlūžta. Ir čia nereikia marmėti, atakuoti šahydais. Juk tavo kelnėse kyšo tik šešėlis standartinių klišių. Tad prašau nekalbėk, o nekilnogi čia ūsų. Aš puikiai žinau, kad tiesa dažnai būna moterų pusėj. Šventųjų nėra. Na vienas, kur buvo prikalėm, štai dabar pilam už tą, kur atleis, susimins ružleis. Kol dėdulės filosofuoja, jį pasirūpins visais reikalais. Ir čia nereikia matuotis, pavadinkim, daiktais. Čia reikia tiesiog brangiai tikėti šventais reiškiniais. Bet prašau nekalbėk, o nekilnogi čia ūsų.
aš puikiai žinau, kad esu dažnai moterų pusėj. Bet prašau nekalbėk, nekilnok čia ūsų. Aš puikiai žinau, kad esu dažnai būna moterų pusėj. Aš puikiai žinau, kad esu dažnai brol būna moterų pusėj. Aš puikiai žinau, kad esu dažnai būna moterų pusėj. Sakiau, ramiai grosiu. Ačiū! Čia! Nepavargat? Dar galiu pagroti šiek tiek. Kaip gera, kad aš jūs galiu įkalbėti. Pati naujausia daina. Neseniai parašiau. Prieš... Kiek? Prieš 28. Bet panašiai. Mūsų amžiuje tai atrodo kaip vakar. Tiksliau, aš apie savo amžių kalbu, ne apie jūsų. Jūsų tai... Ne, aš turiu omeny chirą. Nu, kuo toliau šneku, tu supranti, būna dar blogiau, žinai. Jau tu žinai, kad paskui save pagauni, kad geriau sustoti. Žinai, man viską pasakas, kaip nuostabu keliaut svetur, o man gražiausia pasaka, tai tu. Aš būsiu didelis kaip mėlynas dangus, laimingas kaip pavasarės, kartodamas aš tau žodžius. Tegul pasaulis eina po velnių, kai tau sunku, kai tau graudu, tegul diena bus apsiniaukusi, šalta. Tai jau ne taip svarbu, svarbu supras, kol mes kartu, gyvenimas mums bus ne toks baugus. Bijau išoždama baltam sode, paliks mane, pamirš mane, šitą dieną, o gal kitą. O tu sakai, kad nieko amžino nėra, tai netiesa, tiesa tik ta, kas Dievą duoda, tas amžino yra. Tegul pasaulis eina po velnių, kai tau sunku, kai tau graudu, tegul diena bus apsiniaukusi, šalta. Tai jau ne taip svarbu, svarbu supras, kol mes kartu, gyvenimas mums bus ne toks baugus. Šalia tavęs nauji veidai, ar tau gerai, ar tau blogai, jiems nusispjauti nebejaudina jausmai. Kita diena ir tu kita, kitam gale skambės tyla. Alio? Manęs nebėra nieko tokio. Tegul pasaulis eina po velnių, kai tau sunku, kai tau graudu, tegul diena bus apsiniaukusi, šalta. Tai jau ne taip svarbu, svarbu supras, kol mes kartu, gyvenimas mums bus ne toks baugus. Tegul pasaulis eina po velnių, kai tau sunku, kai tau graudu, tegul diena bus apsiniaukusi, šalta.
žinot, 4 kartus čia, žinot, sąjungą padaryti. Nu, dar valandą. Gerai, mėlyjei. Gerai. Mes čia suaugę žmonės, ar ne? Nu, dauguma, kai jau suvaikėja, pamatau. Tai tiesiog, aš žinau kaip yra, kaip būna, žinot, jūs paprašysit pakartot, aš pasilaužysiu ir paskui pakartosiu. Tai tą apžaidžiam, nedarom ir aš iš karto 2 dainas ir viskas. Gerai, atsisveikinam. Vakaras tęsiasi po manęs bus grupė Orai. Labai faina grupė. Jos gyvai girdėjau tik per čeką, o šiaip internete, bet internetas visagalis praktiškai buvau koncerte. Juokauju. Bet šiandien pavyks išgirsti. Nu ką, neplok. Tavo balsas skamba, vieversėlių laksto. Mano siela prašo, mano siela prašo. Ir kaipgi čia nebūti, grožį šitaip taško. Drauge mano brangus, prašom, prašom. Prašom tai pratęsti, drauge mano brangus, prašom, prašom. Prašom tai pratęsti, ir atrodo kilsiu, mirusius apeisiu. Žodžiai gerklę spaudžia, jaučiu jo. Greitai aš pareisiu ir širdis šitaip maudžia, vyzdžiuose aptemsta, kiek nedaug tai reikia, o reikia jo. Reikia, kad pratęstum, drauge mano brangus, prašom, prašom. Prašom tai pratęsti, drauge mano brangus, prašom, prašom. Prašom tai pratęsti. O dabar visi kartu, gerai? Žiauriai paprastai, žiauriai. Tiesiog. Garsiau. Dabar jūs. O čia tai gerai jau. Aišku, ir teksto čia daug, aišku, yra ką atsiminti. Mėnesiena vardas, ilgisiu prakalta. Pirma mano meilė, ačiū ir žinoma atleiskit. O vat ko jūs man įpylė, ar tik užkalbėjo, viskas kaip ant delno, man atrodo, trečia akim. Aš jau praregėjau, drauge mano brangus, prašom, prašom. Prašom tai pratęsti, drauge mano brangus, prašom, prašom. Prašom tai pratęsti. Garsiau, braikit.
kas juokingiausia, jūs išeisit iš koncerto, grįžit namo ir galvoju, suksis tas pats. Galvosit, va čia tai koncertas buvo. Bet žinot, kas dar juokingiausia? Kai jūs 4 ryto pabūsite, o galvoju, suksitės, jūs man dėkosite, rašysite žinutės, ačiū tau, neįsimiegojau, nieko nepailsėjau. O toks tas gyvenimėlis. Ačiū. Nu ir pabaiga labai. Paskutinė daina tokia. Ką? Nu. Galvoju, kažkas tai ne taip. Tarytum tai kartai vyko, tarytum tai išnešiotas sapne, kai paklausė, ar tai nutiko, o aš paklausiau jums, patiko ar ne. Ir kai vyksiu va ten, kur nemiegu, ten, kur nieks nelaukia manęs, juk mano darbas negainyti vėjus, mano darbas išjausti tave. Ir yra daug tūkstančių knygų, dar tiek pat, kur moka kur kas. Na kiek daug beprasmiško triūso, vis bando parišti tave. O aš išmokau tave paleisti, o paleidęs matyti save. Štai plaukiu mediniu laiveliu. Ir jau taip 40 metų aš plaukiu link tavęs. Jūs pastebėjot, brangieji, kad mes kartais kaip tie du nevykę budistai vis mėtomės į kraštutinumus. Jie niekaip neranda, neturi kelio. Bet žinai, gal kada nors, jeigu bandysi, gal pavyks čia. Ką gali žinoti? O mano GPS-as seniausiai neveikia. Plaukiu, kur tik srovė tik nuneš. Pakeliu delnus į dangų. Ten ploja. Ten laukia manęs. Ir tarytum tai kartai vyko. Tarytum tai išnešiotas sapne. Įklausė manęs, ar tai nutiko. O aš paklausiu. O jums patiko, ar ne? O aš paklausiu, o jums patiko ar ne? O aš paklausiu, o jums patiko ar ne? Mielieji, aš jau 4 kartą klausiu. O aš vis klausiu, ar jums patiko? Ačiū jums labai! Gero vakaro, gero pasibuvimo! Kai parodysiu šitaip, balsuojat už toj pusėj esantį dalyvį? Garsu. Tai plojat, trypat kojom, ką nori darot, šaukėt. Balsuojam garsu. Tai parodysiu šitaip, balsuojat už toj... Eik prisikabinkit, dabar griūsi dar. Už toj pusėj esantį dalyvį. Ir kai parodysiu šitaip, Laikykis, nes... balsuojat ten. Laikykis, man netik gerai. Žodžiu už manęs. Jo, pagaut. Okei? Okei, viskas gerai. Taigi, kas balsuojat už šitą dalyvį? Okay. Kas balsuojat už šitoj pusėje esantį dalyvį? Gerai, manau, kaip ir viskas aišku. Prašau moterį ateiti prie manęs. Aš čia dabar galime.
Taip. Nu, kaip? Ar baigėt patyčias? Nu, būna taip. Ateikit, neturiu kišenę, nėra kur rankos susikišti, aš taip norėčiau stovimai atrodyti. Nu. O Jėzus, kokia ranka, kiek žiedų, žinokit, bračkė. Jo, ieškau vyro. Ar vyro nėra? Bet man atrodo, čia bišį paduota yra šio bei to. Šio bei to, atsiprašau, vyrai. Šio bei to. Gerai. Taigi, 14 fazė slemo vykusi Pragiedruliuose nugalėjo Labai fainai. Mes kadaise irgi buvome jauni. Šitas eilėraštis parašytas man, kada man buvo 18. Kada susitikau pirmąją savo gyvenimo meilę, kur pragyvenome 50 metų. Tas rožinis šešėlis apgaubė mane, visur matau tik tavo veidą, danguj žiedos ir net sapne, tik tavo akis ir muzika gyva. Nesuprantu, kas atsitiko, kodėl tapau tokia lengva, skraidau padangė laiminga, koks džiaugsmas ir kokia galia. Po mano kojom žemė žydi, dangus blaivus, kai niekada. Širdelė baigė jau išskristi, šiandieną pasimatymas yra. Pasaulis linksmas, harmoningas, jokių čia trūkumų nėra. Ir šneka tavo žodžiai paslaptingi, tos amžinus žodžius. Myliu tave. O jausme, tavo vardas meilė, tokia galinga ir gyva, tu dovanojai 3 pasaulius, didesnės laimės nebėra. Ačiū. Dabar visus skaitovus ir taipogi Elizę, mano mylimąją, kviečiu ant scenos kartu nusifotografuoti ir pasiimti po rankų darbo skirtuką ir atvirutę kaip dovanėlę. Visi skaitovai, visi einat ant scenos. Jo, gerai, čia. Tik nepamirškit savo dovanėlių. Ačiū.